saulės nei vakaruos. Žaidžiame nulis upelį, klausosi mano dainos. Nors ir tavęs čionai, nors tu toli. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Projektas Jausmų pasaulis yra skirta Šalčininkų rajono jaunimui ir senjorams. Kartu su aktoriais senjorų dalį mes vadinam žaidimais. Žaidimais dėl to, kad pasirodymo metu, kuris yra rengiamas senjorams, mes vykdome ir fotosesiją. Senjorai dažnai net nepastebi, kad yra fotografuojami, nes tuo metu jie stebi pasirodymą, juokiasi, bendrauja su aktoriais ir smagu, kad vėliau tas nuotraukas jie gauna dovanų. Ir tai yra toks kaip tęstinis emocijų gerinimas, nes pirma dalis būna, kad senjorai džiaugiasi susitikę su aktoriais, kartu su jais šoka, dainuoja, dalinasi prisiminimais. Antra dalis yra, kai senjorai skambina savo vaikams, anūkams pasidalinti, kas ką tik įvyko ir kokių gerų emocijų turėjo. O trečia dalis būna, kai po mėnesį ar daugiau mes susitinkame ir jie gauna nuotraukas dovanų ir vėl gali prisiminti geromis emocijomis. Kas nori gyventi, visi laimingi, kas nori gyventi. Kas nori gyventi? Kas gyventi laimingi. Sveikata, kad būtų. Sveikata, kad būtų. Kad būtų sveikata, tai būtų viskas. Viso kvatoja, viskas žmogus patenkintas, viskas paprašytas, eini svečius, pabūni svečius, parvažiuoji namo, viskas tolkas pasveikintas. Tai beprotiškas gerumas nuo tų žmonių, nuo tų jų paprastumo, nuo to tikrumo. Važiuotum ir važiuotum, šnekintum ir būtum visą dieną su jom. Kaip įdomu būt, pavyzdžiui, nuo ryto neatsikėlį, prabūt jos dieną. Mes sukuriam su žmogum santykį. Žmogus kažkokiuose Dievo užmirštuose kaimuose, kur atvažiuoja parduotuvytė savaitę į kartą, čia staiga kažkas atvažiavo, susipažįsta, šnekasi su tavim, klausia tavęs, šokdina. Tu prisikviesk pilną salę tų žmonių ir tu nesukursi santykių, jie bus pakviesti, jie bus žiūrovai ir jie išsiskirstys. 60 metų žmogus tikrai gali jisai kažkur tai nuvažiuoti, aš sutinku, bet tikrai jau žmonės į savo jau senjoro amžiuje, vyresniam amžiuje, jiems tikrai sunku yra judėti, sunku net iš kiemo išeiti, sunku kažką tai, sakykime, ten ir pakelti, nunešti, jau, sakykime, atsistoti kai kuriems sunku. Tai tas menas, man atrodo, turi eiti pas žmonės. Mes neturime, sakykime, laukti užsidarę kažkur tai teatruose ir laukti, kada čia ateis ir paskui kaltinti, kad čia neateina, nesupranta, nesidomi. Tai eikime, sudominkime, eikime į santykį. Visas mūsų pasirodymas remiasi taip pat improvizacija. Tai reiškia, kad mes ne vien rodome kažkokį tai sukurtą spektaklį, kuriame nesvarbu, ar bus ten 5 žiūrovai, ar ten 10 žiūrovų, mes vaidinsim, kaip vaidinam ir tiek, bet mes atsispiriam nuo žiūrovo, nuo tų jų vardų, nuo jų patirčių ir stengiamės kažką sukurti. Tai vaikai juokiasi ir kam tau tos gėlės, sakau, taigi man darbas. Magi darbas, aš daugiau dar nieko nedirbu, tai palaistova, kad buvo, ką ten ir to šiandien be dantų reikia dramnai, 10 patrupinti po nenkandžią. Tai čia ne nuo tavo norų, bet gyvensim ir gyvensim, nes atrodom žinai. Dabar gyvenime džiaugsma Lietuva, laisvė. Laisvė. Anksčiau gyvenam gerai, nes buvom jauni, nors basi ir alkani. Televizorių žiūrim, žinias matom jaunimą gražų per televizorių. Ir džiaugiamės. Mišes matom. Mišes, krepšinį.
O žiūrėk. Va šiandien su Suomija žais, aš čia skubu jau darbų daug. Tu spėsim dar. Lietuva su Suomija žaidžia. Tai įsiūtave, matai? Įsiūtas pamušalas kokius? Na tai, kad stipraugė būtų. Matei, turiu austų šlipsų. Liuka dobiliukai, gerai. Šiandien Žmona turi, tai gerai. Kodėl? Gana tik lovoje guli, išimiega kiek gali. Liuka dobiliukai, negerai. Ar dainuosiu jums dainelę, kaip kačiukus į apelę. O pelytė šmukšpo šluota ir dainelė sudainuota. Jie būdami tokie gražus, išmintingi, turėdami tiek daug savyje šviesos, dažniausiai sako, kad aš nefotogeniškas, aš negražus, aš negraži, fotografuokit jaunesnius, tik ne mane, o visas grožis juose ir yra. Ir tai norisi labai įamžinti. Vėlgi tam senam žmogui, kaip žinot, su tais kūno kontaktu. Čia terapiškai veikia. Prisilietimas, apkabinimas. Apšokdinimas, juokas. Įgalinti tą žmogų, ne tik tais, kad padaryti, kad jisai tik žiūrėtų, bet kad jisai galėtų reaguoti. Tam tikros dainos, irgi mes atsirinkome tam tikrą laikotarpį, kad nesijaustų žmonės, kad čia kažkokį tai mes dainuojame modernes dainas ir mums patiems smagu, bet jie nelabai supranta. Mes kažkaip savo dainą padainuojam, tada jie atsimena savo dainą. Tai buvo labai smagu, kai 3 močiutės jos atsiminė dainą ir traukė, tada dar pašokam kartu su juo. Tai smagu, kad tie mūsų numeriai jiems kažkokius prisiminimus atgaivina ir tada galim dalintis. Tai mes, tai jie. Ir smagu matyti, kiek daug gerų emocijų jie išsineša po susitikimo su mumis, vien dėl to, kad jie jaučiasi kažkam reikalingi, jie jaučiasi nepamiršti ir jie jaučia, kad tikrai turi kuo pasidalinti ir ką papasakoti.